Sveiki, esu Donaldas Duškinas, retorikos mokytojas, viešojo kalbėjimo konsultantas, lektorius, geštalto terapeutas. Ir šiandien noriu trumpai papasakoti, kaip atrodo mano vedami įtaigaus viešojo kalbėjimo ir komunikacijos auditorija mokymai. Tokius mokymus vedu jau beveik 20 metų ir ką galiu pasakyti, kad šitie mokymai vėlgi remiasi tokia mano paties sukurta per daugelį metų sukurta metodika, tai 8 retorikos elementai. Kasgi tie yra 8 elementai? Tie elementai tai yra tai, kas padeda bet kuriam iš mūsų, bet kuriam iš jūsų, tai yra pasiruošti, turėti didelį pasitikėjimą savim, tai yra tikėjimą tuo, ką kalbu ir drąsiai kalbėti su bet kokio dydžio auditorija. Kasgi tie yra 8 elementai? Iš tų elementų pirmasis, sakyčiau, yra pats svarbiausias ir čia tas terapinis yra viešo kalbėjimo elementas, tai yra pasitikėjimas savim, tai yra mūsų mąstymo jėga, tai yra tikėjimas savim, pasitikėjimas, užtikrintumas, aukšta savivertė, tikėjimas tuo, ką kalbu, mylėjimas savęs, priėmimas savęs toks, koks esu ir kai visa tai yra, tai iš tikrųjų pirmasis elementas jau yra sustyguotas. Jūs esate beveik pasiruošęs kalbėti, tai yra, nesakyčiau, šiek tiek daugiau negu pusė pačių svarbiausių dalykų kalbant su auditorija. Kas vyksta toliau? Toliau vyksta, tai yra mūsų aktyvus klausimas, tai yra mūsų kvėpavimas, mūsų kūno kalba, kas yra svarbu, kaip svarbu valdyti savo kūną kalbant su auditorija. Be abejo, tai yra balsas. Tai yra balsas, aš sakyčiau, balsas tai yra mūsų esmė išreikšta per garsą ir pasakyčiau, kol kas vis dar labai nedaug žmonių supranta, kokia didžiulė jėga, koks potencialas slypi mūsų balse. Taigi kalbėsime apie balsą, ne tik kalbėsime, bet ir praktikuosim balso lavinimo praktikas, pratimus, kaip sustiprinti savo balsą, turėti aukštesnį pasitikėjimą savim, grinai per balsą. Nes iš tikrųjų balsas ir pasitikėjimas savim tai yra lygybės ženklas. Kai slopinamas mūsų balsas, slopinamas mūsų pasitikėjimas savim. Ir priešingai. Taigi vienas iš elementų yra balsas. Taip pat dar iš tų elementų tai yra mūsų struktūra, kaip mes struktūruojam savo kalbą, kaip mes pasiruošiam, nuo ko mes pradedam, kas vidury, kas pabaigoje. Dar vienas elementas tai yra mūsų žodynas, žodžių svarba. Žodžiai tai yra magija, tai yra klausimas, kokius žodžius, kada mes panaudojam, kalbėdami su savo auditorija. Na ir taip pat yra mūsų vertybės. Kiek mūsų vertybės atitinka tai, ką mes kalbam. Arba tai, kiek tai, ką mes kalbam, atitinka mūsų vertybės. Taigi 8 elementai. Mūsų mąstymas, mūsų gebėjimas aktyviai klausyti, tai yra mūsų kvėpavimas, mūsų kūno kalba, mūsų balsas, mūsų struktūra, žodynas ir vertybės. Bet tokie 8 elementai, tokie tikrai labai praktinė, labai patyriminė metodika, po kurios praktiškai galiu pasakyti, kad praktiškai visi praėję mokymus pagal šitą metodiką, žmonės vėlgi drąsiai stoja prieš bet kokį dydžio auditoriją ir komunikuoja apie tai, apie ką jie nori komunikuoti. Taigi, štai tiek trumpai apie mane. Dar galima rasti daugiau informacijos apie mane, tai yra www.retorikosakademija.com arba Instagrame, tai yra Retorikos akademija, arba sekite mane Facebook'e, LinkedIn'e, iš tikrųjų tai yra pakankamai daug informacijos. Aš tikiuosi, kad tokiai pirmai pradžiai pakankamai informacijos pateikiau, tikiuosi tai jums tiks ir iš tikrųjų labai tikiuosi, kad mes pasimatysime ir tikrai, kas dar labai žinot yra svarbu, kai galiu pasakyti, retorika arba viešas kalbėjimas tai yra laisvų žmonių menas, vidinė laisvė. Laisvė priimti save, laisvė drąsiai kalbėti su auditorija, bet kai žmogus laisvas iš vidaus, tada žodžiai liejasi laisvai. Taigi, tie 8 elementai, ta metodika ir skirta vidinės laisvės atradimui, jo sustiprinimui ir drąsiam pokalbiui su bet kokio dydžio auditorija. Taigi, labai tikiuosi pasimatysim. Ačiū labai ir sakau iki.